Visų pirma, aš sugrįžtu prie pradžios maldos, kurią tarėme po garbės himno. Viešpatie, siūsk mums nepaliaujamą malonių lietų. Tai va kokia mūsų malda, Viešpatie, ne šiaip mums kažkokių tai malonių pabarstyk, kaip pipirų, kaip druskos, malonių lietų išliekant mūsų. Kad skubėtume prie tavo pažadų. Reiškia, kad skubėtume, kad bėgte bėgtume. Čia yra krikščionių netgi įvaizdis. Krikščionys jie bėga pas Dievą. Ir kad taptume dangaus turtų dalininkais, nes mes skubame, kad paveldėtume tai, kas yra Dievo. Su tuo įvaizdžiu dabar sugrįžtame prie skaitinių. Pirmasis skaitinys buvo toks gan sunkus, bet labai išraiškingas iš Skaičių knygos. Ir situacija buvo tokia. Mozė su žydais jau išėję iš Egipto, daug paklajoja, mato, kad Mozei tiesiog sunku vienam viskuo užsiimti ir Dievas sako, vat aš duosiu malonių lietų išminti tavo pagalbininkams. Įsirink 72 vyresniuosius vyriškius iš tautos ir aš jiems duosiu tą pačią išmintį, tą pačią dvasią, kurią išliejau ant tavęs. Ir paskui vieną gražią dieną susirenka į palapinę, nebuvo šventovės, buvo tiesiog laikina palapinė. Ir jie, tie vyriškiai, gauna Dievo dvasią. Bet paskui prie Mozės pribėga vienas jaunuolis, sako, žiūrėk, Mozė, o du tai neatėjo į šitą susitikimą. Tarytum mūsų parapijoje būtų žmonių, kurie neatėjo į mišias. Ir sako, bet jie irgi gavo Dievo išmintį, Dievo dovanų. Ir jie taip pat prisijungia, dabar jie irgi mokina, jie pranašauja. Tai sako, Mozė, tu uždrausk jiems. Ta pati pasako netgi Mozės pagrindinis mokinys, Jozuė. Mozė sako, ne, o ko jūs pavydite? Jeigu Dievas išliejo dovanų jiems, tai puiku, nuostabu. Tai va matome, kad netgi Senajame testamente Dievas neapsiriboja nei sienomis, nei dar kažkokiamis ribomis. Ir tą patį mes matome labai panašiai Evangelijoje, nes Jėzui sako Jonas, mylimiausias Jėzaus mokinys, sako, Jėzau, mes matėme tokį, kuris su mumis tai nevaikščioja. Iški nėra tavo mokinys, bet išvarinėja demonius tavo vardu. Sako, sudrausk jį, uždrausk jam. Jėzus sako, ne, aš nedrausiu. Jeigu jisai išvaro demonus mano vardu, tai be abejo, tai jis tikrai nėra mūsų priešas, jis su mumis. Tai šią prasme mes galime sakyti, kad čia kalba eina net ne apie tos krikščionis, kurie nėra mūsų katalikų bažnyčios nariais, bet iš vis apie tos krikščionis, kurie išpažįsta Jėzų, bet iš vis nėra kažkokios tai oficialios bendruomenės nariais, bet jie išdrįsta gyventi pagal tikėjimą Jėzumi ir netgi jį skelbti, netgi stebuklus daryti. Ir svarbiausia iš šitos Evangelijos yra mums suprasti Jėzaus mentalitetą. Nes tam yra skaitimai, tarsi yra langą pradaryti ir suprasti, ką mąsto Jėzus. O Jėzus mąsto, sako, puiku, tas žmogus nėra nei katalikų bažnyčios narys, nei pravoslavų, turbūt nei baptistų, nei evangelikų, nei liuteronų, o jisai mane skelbia, jisai demonus išvarinėja. Aš tikrai jam neuždrausiu. Vat matome tokį Jėzų. Čia iš vienos pusės. Iš kitos pusės tas pats sakinys ką reiškia? Tai reiškia, kad tikėjimas jisai labai galingas yra. Nes žmonės, kurie nėra bažnyčios nariais, jų tikėjimas yra pajėgus stebuklus sukurti. Dar iš kitos pusės pažiūrėjus į tą pačią frazę, galime pamatyti, kaip svarbu tada mums pasitikėti savo tikėjimu. Žinoti, kad aš turiu teisę į savo Dievą, turiu teisę jo pasitikėti, turiu teisę jo vardu gintis. Aš dažnai sakau žmonėms, kai kažkas jums atsitinka, kažkas keisto,
jūs laiminkit. Man kartais pasakoja draugai, vat naktį kažkur tai miegame, netgi prieš keletą dienų pasakoja, sako, išvažiavimo su vyru į atostoginę kelionę į Prancūziją ir miegam kažkokiam tai išsinuomotam bute. Ir sako, prabundu ir matosi kažkoks tai žmogysta, bet ne fizinis, bet reiškia kažkokia tai siela. Aš visą laiką sakau, ir laiminkit kryžiaus ženklą, palaiminkit Jėzus vardu, kad nurimtų tos sielos, būtų palaimintos, nes prašo maldos ir tai tuo pat metu, kad jums nieko blogo nedarytumėt. Va tai yra mūsų tikėjimas, tai yra demonų išvarinėjimas. Ir tuo pat metu pasitikėjimas, kad aš turiu teisę į Jėzų, kiekvienas iš mūsų. Man pasakojo prieš keletą metų Lietuvoje Dalios Ibelhauptaitės vyras, režisierės. Jisai buvo anglikonas ir jis atvažiavo į Vilnių, kad jo būsimoji žmona pristatytų jos dvasios tėvui Vilniuje katedros tuometiniam klebonui Vasiliauskui. Ir jie atsineša duonos į zakristiją, tai po mišių nueina su duona ir klebonas ištraukia vyno butelį. Sako, jūs atsinešėš duonos, aš ištrauksiu tada vyno ir mes zakristijoje tada duoną atsilaušim ir vyną išgersim. Anglikonas tas buvęs, sako, man akis išsiplėtė, sako, kaip mes dabar čia bažnyčioje zakristijoje gersime vyną? O tas klebonas Vasiliauskas, kuris buvęs Sibirio tremtinys, sako, žinai ką, aš buvau tremtyje, aš daug kentėjau, aš su Dievu šnekėjau, Dievas man leido. Ir paskui pasakot, sako, tada tai mane šokiravo, sako, dar kitą dieną, sako, aš paklausiau, kaip jis gieda giesmes ir aš nusprendžiau tapti kataliku. Tai liudijo buvęs anglikonas, kuriam užteko susitikimo su žmogumi, kuris išdrįsta sakyti, va Dievas man leido. Tai labai panašu į šiandienos Evangeliją. Ir dar vienas dalykas, kurį norėtųsi atkreipti dėmesį iš sekančios pastraipos Evangelijoje, Jėzus sako, kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Čia Jėzus sako ką? Kai esate mano mokiniai ir mane skelbiate, nešate mane, apie mane kalbate, žmonės, kurie su pagarba jūs priims dėl to ir jums pasitarnaus, taip simboliškai vandens stikline, jie bus palaiminti. Aš juos jau laiminu, sako Jėzus. Čia kalba eina ne tik tai apie vyskupus, kunigus, diakonus. Čia kalba eina apie visus Jėzaus mokinius. Tai dabar įsivaizduokime, kiekvieną kartą, kada mes bet kažkam, ar šeimoje, ar darbe, ar su giminėmis, ar su nepažįstamais, nešame tikėjimą, ar malda, ar pavyzdžių, ar patarimu, ar pamokymu. Mes žinome, kad Jėzus palaimins tuos žmonės, jeigu jie mus pripažins, mums atsidėkos. Jėzus sako, vat jūs darote tokį nuostabų darbą, kad kiekvieną žmogų, kuris priims jūsų mokymą, aš jį palaiminsiu. Jie turės užmokestį vien už tai, kad priėmė jūs kaip mano mokinį. Tai duoda mums žinojimą, kad mes esame Jėzaus palaiminimo nešėjai. Kiekvieną kartą, kai apie jį šnekame arba savo pavyzdžių Jėzus skelbiame. Ir tai yra dalis mūsų tikėjimo jėgos. Amen.